Sveiki, baterijų remonto žiūrovai. Na ką, eilinis iškvietimas. Žiūrėkit, kokia siena šlapia. Nuo viršaus iki apačios. O situacija labai elementari. Atėjo keisti šalto vandens skaitiklių. Vilniaus vandenų atstovas samdyta brigada. Ir jam buvo nepatogu čia, nes buvo tokia izoliacija. Tai ką padarė, ją nulupo visą, o gal neuždėjo. Ir taip per kelis aukštus į viršų. Ir kas atsitiko? Ogi elementari fizika. Kadangi vamzdis šaltas, pradėjo kondensuotis, pradėjo nubėgdinėti per vamzdelius, pažiūrėkit kaip blizga. Jau čia išvaliau, apdžiuvo jau. Va, žiūrėkit kaip šlapia. Pradėjo kondensuotis per kelis aukštus, per perdangą subėgo gražiai iki tam tikros vietos ir pradėjo drėkti sieną. Vat elementarus neapdairumas. Atgal izoliacijos neuždėjo. Išdarkė ir paliko. Žmonėm nuostolis. Kas dabar padengs? Nežinia. Tai elementarus dalykas, ką aš padariau, kai pagelbėjau, tai tokia kondensacinė juosta. Kafleksas vadinasi. Vat pažiūrėti, kažkam gal prireiks. Tai vat kafleksas yra tokia juosta, yra o toks bananas vadinasi, aš jos vadinu. Kam kaip patogu, tai kam taip tas tą ir pirkit. Klijuojama jinai yra. Iš dvipusių juostelė tokia. Labai elementariai. Vat kaip gaunasi gražiai. Pasižiūrėkit. Apklijuojat ir to užtenka. Tai vat mano darbai čia baigti. Apklijavau ten, kur nulupo per kelis aukštus. Paliksime šitą džiovintis, tai jau džiūsta. Ir tiek. Nuostolį padaryti, nemalonu žmogui. Ir į būtą, dabar pelėsis gali kauptis. Tai pasakiau, kad paliktų atidarą, tėl vedinasi. Tai tiek, visiems geros dienos. Dirbkite atsakingai ir su galva. Iki.